Kas iki, pratimas, kurio niekada nedariau, tai taip ir pradėsim krūtinę. Pagaliau, aišku, krūtinę ir nugarą šiandien. Tai daugumai žmonių dvi smagiausias raumenų grupės, kurias galima treniruoti, tai atidarysim trefkę su šituo presu kažkokiu tai įdomiu. Tai važiuojam. Kokios pirmas mintys? Aišku, čia krūtinės apačio pagrindė jaučias ir ne veltui jaučias, nes taip sumodeliuota, suprojektuota šitas treniruoklis. Niekada nedaręs su tokiu. Tai galvojau, kodėlgi nepradėjus krūtinės su kažkuo nauju. O gal jeigu labai patiks, jeigu bus labai geras pampas, tai gal ir pradėsiu daryti. Šiaip aš neturiu labai griežtos sporto rutinos, nes man tiesiog patinka ieškotis, patinka bandytis kažką naujo. Atras kažką naujo, kas man gal patogiau, kas man gal geriau veikia, su kuo galiu geresnę apkrovą padaryti raumenį. Tai aš niekada nesu griežtas, kalbant apie pratimus ar apie jų seką. Jeigu mano tikslas būtų kuo didesnę krūtinės apačią turėti, arba kuo labiau ją išlavinti, dabar pirmoji mintis, nežinau, ar tai pati optimaliausia mintis ir geriausia, bet iškart galvočiau, čia tai pratimas tam pasiekti. Labai smagi čia, tai dar čia padarysim vieną ir eisim prie kažkokio tai spaudimo kampu. Ne kažkokio, bet prie, pamatysit. Vienas mėgstamiausių mano pratimų. Ok. Spaudimas Smitu kampu. Mėgstamiausias mano pratimas krūtiniai buvo pastaruosius metus. Kodėl? Vėlgi, aš dažnai šitą sakysiu, bet nereikia galvot apie balansą. Bet čia gal nesvarbu. Svarbu tai, kad aš šį pratimą žiauriai gerai jaučiu. Žiauriai gerai jaučiu krūtinės viršų. Ir po viso bulko aš turėjau tikrus, realius rezultatus krūtinės viršų. Prieš ir po, atsimenu, viso bulko tikslas buvo pagrindinis – patobulinti krūtinės viršų ir patobulėjo. Ir aš visą laiką dariau griežtai, sąžiningai, disciplinuotai,
krūtinę pradėdavau nuo Smito spaudimo kampu. Visą laiką darau kem 5 laipsnių kampu, bet labai mėgdavau šiam. Tada labai mėgdavau ir 30 pasibandyti. Bet 45 standartiškai visą laiką darydavau. Dievinu šitą pratimą. Bet su riešu turiu problemų, tai šitas pratimas ne visada draugiškas gaunasi. Bet šiaip, jeigu nebandėt, jeigu bandėt ir jums nepatinka, tai nieko tokio. Jūs žinot, kas jums patinka. Bet jeigu niekada nebandėt ir gal kažkodėl esat nusistatę priešingai prieš šitą visą inžinierijos dalyką, tai tikrai siūlau pasibandyti ir nebūkit nusiteikę prieš Smitą be reikalo. Du baziniai pratimai padaryti. Galvojau dabar eiti kažkokius suvedimus padaryti. Bet aš labai pratinus prie dipsų. Dipsai krūtiniai tikrai gerai. Technika. Šiek tiek pasvirus į priekį, alkūnės į šonus, iki pat galo, kiek leidžia tik lankstumas, sąnariai ir visa kita nusileidžiu, ištempiu pilnai krūtinę ir viršuj sutraukiu. Okay, čia labai gerai dipsai einasi, jaučiasi. Padarom dar vieną setą be visiškai jokio svorio, iki pat negalėjimo, su pora tokių drop setukų. Nu, techniškai jie nebus drop setai, nes nebus svorio, kurį vėliau dar nuimsiu, bet jo. Pasidarom dar vieną čia ir krūtinė finito.
Krūtinė finito. Nugarą pradedam su lat pull downs. Pirmą setą padariau su tiesia štangikė. Dabar padarysiu su šita rankena. Nežinau, kaip vadinasi tikrai, bet labai patogi, labai lengva gripą išlaikyti, labai lengva pajausti raumenį. Tai padarysim dar du čia ir eisim daryti rows. Aš nugarą pastaruoju metu treniruoju maišom. Vieną kartą pradedu su traukimais iš viršaus, kitą kartą su traukimais į save. Praeitą bulką labiau norėjau akcentuoti nugaros vidurinę viršutinę dalį. Tai aš labai daug darydavau šitų irklavimų, kaip sakant, su svoriu. Bet ir labai daug mėgdavau daryti prisitraukimų. Visi šiaip nugaros pratimai, šitie baziniai yra geri, kokius, manau, užtenka pasirinkti ir išmokti daryti tinkamai 3-4 pratimus ir galite tiesiog puikiai treniruoti nugarą, bet taip pat neužmiršti karts nuo karto pakeisti kažką, pasibandyti naujo. Šiaip nugarą aš padarau visą laiką labai greitai. Nes tiesiog aš irgi darau 9 setus, kažkaip atrodo trumpiau galiu ilsėtis, kažkaip greičiau atsigaunu tą nugarą darant. Niekados šiaip nugaros vienos nedarau. Ai, beje, kodėl darau krūtinę ir nugarą vienu metu? Nes tiesiog niekados nedaręs. Kažkokia tikėtės kitokį atsakymą, platesnį, išsamesnį, mokslų pagrįstų, tyrimais pagrįstų. Ne, nieks nėra taip komplikuota viskas. Šiaip niekados netreniravau nugaros vienos, dabar tik nugarą. Nes kaip ir minėjau, labai greitai tą nugarą pasidaro. Sakau, dabar nugarą su krūtinė labai gerai jaučiasi. Visą laiką krūtinę darau pirmą, visą laiką, niekados nekeitinėjau. Dėl to, kad po nugaros treniruotės nuovargis labai pasijaučia, pradedant daryti krūtinę. Bet padarius krūtinį ir toliau tęsiant su nugaros treniravimu, taip nuovargis nepasijaučia ir aš jaučiuosi pilnavertiškai sportuojantis, kaip čia sakant. Tai nesijaučia, kad aš kažką prarandu, padaręs pirmą krūtinį ir nugarą. Gal kažkiek prarandu, vis tiek šviežiam treniruoti raumenį yra žymiai geriau. Dabar traukai save su tiesia štanga, kaip tiesia. Tokia truputį lenkta. Technika bus tokia, kad aš stengsiuosi traukti save aukščiau, alkūnės ne prie savęs žemyn, bet į išorę ir aukštyn, taip akcentuojant nugaros vidurį viršų. What the fuck?
Tiesą sakant, nesuprantu, kame reikalas šitos inžinerijos. Kodėl man, kad aš paimti štangą turiu olimpinio atleto lankstumą turėti? Daugiau darbo pasiruošti pratimui, nei patį jį padaryti. Nugarą darau tokiu pačiu principu, kaip ir krūtinė realiai. Pirmi 2 pratimai baziniai, kiek įmanoma daugiau svorio, kuo didesnis krūvis, kuo didesnė įtampa raumenį. O po to paskutiniai 3 setai kažką labiau izoliuoto, kažką labiau lengvesnio. Turiu omeny lengvesnis pats pratimas, bet mes taškomės taip pat iki galo, kaip ir kad pirmą pratimą darom. Tai čia, kad jeigu kas netaip supratot. Aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad aš jaučiu tai, ką treniruoju. Aš noriu treniruoti krūtinės vidurį viršų, aš tą ir jaučiu. Man ten ir dega. Jeigu ir jum taip pat su bet kuriuo pratimu, tai yra labai solidus ženklas, kad jūs jį darot gerai. Nesvarbu, ką sako kiti. Gali kiti kritikuoti jūsų techniką dėl to, kad gal potencialiai rizika yra susižaloti. Tai ten jau tada kita tema. Bet jeigu kažkas jūs kritikuoja, kad nedaryk taip, nes tada reiškia, kad tu ten netreniruoji to raumenio, o treniruoji kitą. Bet jeigu jūs jaučiat, kad jums jis dega, tai kas galvojat, kad vyks? Šiaip savo nedegs. Tai nusimažinsiu svorį, pasidarysiu dar vieną setuką, gerą, galingą iki galo ir eisim pulloverį padaryti. Jeigu būčiau naujokas salėje, nedaryčiau šitą pratimą, nes pagal mane šito pratimo technika yra į labiau intermediate advanced pusę. Tai jeigu jūs, tarkim, neseniai pradėjote eiti salę, tai jeigu aš būčiau jūsų vietoj, aš asmeniškai su to, viską, ką žinau, nedaryčiau šito pratimo. Pasilikčiau prie labiau bazinių,
tų visų klasikinių pratimų. Juos išmokčiau daryti ir tada jau kažką testuočiau, bandyčiau, tyrinėčiau, kaip jaučiasi. Bet jeigu manęs paklaustumėt, kaip reikia taisyklingai daryti pratimą šitą, tai aš realiai manau, kad net negalėčiau tiksliai labai ir atsakyti. Toks jausmas, kad čia priklauso daug nuo mind-muscle connection, o tai atsiranda tik su patirtim. Dabar galvoju, ką pasakiau prieš šitą setą. Tai realiai aš tikriausiai negalėčiau paaiškinti šitos technikos tiksliai ir detaliai, kaip ją reikia daryti, dėl to, kad nesu treneris. Tai čia pirmas dalykas. Bet jeigu, tarkim, man dabar reikėtų duoti geriausią tipsą šitam pratimui darant, tai tiesiog visų pirma siūlyčiau tiesią rankeną, kur yra gripas šone, kad galima būtų tvirtai pasimti. Tada darant alkūnės laikyti ne į vidų, bet į išorę pasukus ir va taip truputį gal net sulenkus rankas. Taip gal automatiškai jums aktyvuosis arba labiau įsitemps sparnai. Ir kitas labai svarbus aspektas, kurį duočiau, tai pratimo pradžioj mes pasilenkiam, ištempiam ir kai sutraukinėjam, mes pakilam ir suspaudžiam. Ir tada vėl taip pat ištempiam ir pakildami suspaudžiam mentis. Tai va tokius tipsus duočiau. Jeigu jau reikėtų man kažką išmokyti daryti, tai nuo šito judesio pradėčiau mokinti. Kiek hebrytėm, krūtinė nugarą done. Labai smagu, labai geras workoutas. Thumbs upai. Laiką paspaus, davai.